Dėkoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Gerbiamas premjerė, jūsų pastarųjų savaičių, o gal netgi visos pradžios kadencijos firminių žodžių tapo nesureikšminkim, nors iš tiesų dabartinių geopolitinių įtampų ir pokyčių akivaizdu, kad kaimyninės valstybės labai netgi sureikšmina situaciją, tą matome ir iš Lenkijos premjero pareiškimų, ir iš šiaurės šalių veiksmų. Ir kartais susidaro įspūdis, kad jūs, kaip ir propaguojate tokią poziciją, kad užmerkus akis grėsmės išnyks ir per tai, tai argumentuodamas, jog nekelkime panikos. Tai štai labai norėtųsi sužinoti iš jūsų, kokius konkrečius projektus jūs matote, kurie pagerintų Lietuvos saugumą ir gebėjimą apsiginti ir atsparumą dabartinėje situacijoje. Ir ar iš tiesų manote, kad geopolitinių pasikeitimų ir dabartinės situacijos ir toliau verta nesureikšminti? Ačiū gerbiamo kolegai už klausimą. Matyt, reikėtų išskirti du žodžius, kuriuos aš naudoju, kaip jūs pastebėjote, nesureikšminkim ir negazdinkim, ar ne? Nesureikšminkim, aš kalbu apie tuos politinės retorikos viražus, kurie yra įprasta mums politinė praktika, vieni kitus kažkaip pavadinam, arba kažkokias tai situacijas, kurios valstybės mastu tikrai nėra reikšminga, sureikšminam, ir aš čia laikausi tos pozicijos, jog tai tikrai nėra reikšminga. Reikšminga tai tampa tada, kai tampa balsavimu, kai tampa priimtais sprendimais, kurie turi pasiekmes. Be abejo, politinės etikos mes visi matyt turėtume mokytis ir pradėti taikyti ją nuo savęs. Aš stengiuosi nieko neįžeidinėti ir kviečiu ir kitus kolegas vadovautis tuo pavyzdžiu. Dabar apie negazdinti ar apie padarytus veiksmus. Jeigu žinote, Valstybės gynybos taryboje sprendimai yra priiminėjami bendrų sutarimų. Ir tie sprendimai, kurie beje sureikšmino tam tikrus dalykus, kurių praėjusi kadencija nematė reikalo vos prieš 3 mėnesius sureikšminti, buvo priimta ir mano balsu. Tai yra ir divizijos kūrimo trumpinimas, ir finansinių išteklių paieškos, ir infrastruktūros dvigubos, ir karinės paskirties spartesnis vystymas, ir panašus dalykai. Aš į dalykus, kuriuos reikia padaryti, žiūriu ramiai, be panikos, ir kviečiu nemanipuliuoti žmonių baimėmis, nerimu ir jų negazdinti tais dalykais, į kuriuos gali atliepti valstybė, su kuriais valstybė gali susitvarkyti ir tai padarys. Ačiū.